Esame Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centre, trumpai TechIN. Mūsų mokymai susiję su gamyba, inžinerinė pramonė, informacinėmis technologijomis. Na ir visa kita tai, kas reikalauja inžinerinio mąstymo. Tai yra mokymas, kuris skatina žmogų mąstyti inžinieriškai ir įgyti amatą, įgyti profesiją, iš kurio galėtų gauti gerą darbo užmokestį. Mes esame parengę ir studiją, rekomendacijas, kaip Lietuvoje diegti pameistrystėje. Pravedėme daugelį profesinio mokymo įstaigų, kitų mokymo įstaigų mokymą, kaip reikėtų dirbti su įmonėmis, su pameistriais, kaip formuoti mokymo planą. Mes aktyviai prisidedame prie Lietuvos pameistrystės modelio kūrimo. Pernai mokymo centre buvo virš 12,5% pameistrystės būdu besimokančių asmenų. Beveik visose mokymo programuose mes turime pameistrystės. Turime virš 50 įmonių partnerių, kuriuose mūsų mokiniai atlieka mokymą pameistrystės formą. Tai tas bendradarbiavimas galbūt ir vienas iš svarbiausių akcentų mūsų įstaigoje. Mes siekiame turėti, kaip jau minėjau, kuo daugiau partnerių pameistrystėje, kuo daugiau įmonių, su kuriomis bendradarbiaudami mes kūrėme mokymo turinį, vystome partnerystę ir sudarome geras sąlygas mūsų pameistriams įgyti profesiją. Aš tai labiausiai džiaugiuosi tomis istorijomis, kurios galbūt yra sėkmingos, bet jos tampa jau nebe išskirtinėmis, nes pameistrystė Lietuvoje tampa tokia normalia mokymosi forma, nes žmonės yra įvairūs ir kai kuriems būtent pameistrystės mokymo forma yra priimtinesnė ir jie taip greičiau įsitvirtina darbo rinkoje. Turime patenkintus mūsų absolventus, žmonės, kurie baigė mokymo įstaigą, sėkmingai įsidarbina, tęsia karjerą įmonėse, kur vykdė pameistrystę. Ir būtent tos geros istorijos, tos sėkmingos karjeros žmonių padeda mums pritraukti motyvuotus ir gabius mokinius.